Noriu su tavimi pasidalinti keletą įžvalgų ir tikiu, kad jos liečia ir tave. Noriu pasidalinti keletą minčių apie epidemiją, apie kurią niekas nekalba. Tai vienišumo epidemija, kurioje mes daugmaž visi esame. Taip jau nutiko, kad technologijos, kurios žadėjo mus sujungti, mus išskirstė į atskiras grupės, į visokiausius interesų, požiūrių, minčių ir padarė didelės atskirtis tarp žmonių. Ir noriu pasidalinti vieną tokių įvykių, kai per vieną mano užsiėmimą viena mergina užsiminė, kad ji bijo likti viena. Aš klausiau jos, o kas baisaus būti vienatvėje? Jinai pasakė, kad baisu, nes nežinai, ar išgyvensi, nežinai, ar tavo likimas turi ateitį. Aš jos paklausiau, o kaip jinai jautėsi COVID metu, ar jai buvo baisu taip pat, kaip dabar yra? Ir jie atsakė, kad dėja, bet ne. Per COVID jinai sako, aš jaučiuosi puikiai, man viskas buvo nuostabu, o dabar, kai nėra jokių apribojimų, jai daros neramu. Keletą dienų aš galvojau, kasgi vis dėlto per problema, kodėlgi toks jausmas yra joje. Ir bebendraujant su įvairiais žmonėmis, man atrodo, aš atradau tas puzlės dalis. Esmė yra tame, kad per COVID mes tarytum patys galėjome ten patyliukais spręsti, su kuo susitikti, o su kuo ne. O kai nėra jokių apribojimų, tai jau nebe mūsų valioje. Jau visi gali nuspręsti susitikti su mumis arba ne. Ir jeigu jie nesusitinka, tai galimai mes situacijos nekontroliuojame. Ir visa ta istorija, tas klausimas tos merginos buvo ne apie baimę likti vieniša, viena, o apie baimę patirti dar kartą tai, kas vadinasi būti palikta. Kai mes būname palikti daug kartų, vieną dieną ateina toksai jausmas, kad daugiau niekados aš neleisiu savo įsimylėti, įlįsti į santykius ir galvą pametęs tenais klėdėti. Nes kai santykiai nepaeina, būna taip skaudu, taip žiauriai nemalonu. Ir vieną momentą, po daug tokių patirčių, mes pasakome daugiau nebenoriu, nebepavežu, nebegaliu. Ir baimė, kurią mes įvardame likti vienišu, tai yra baimė nesukontroliuoti situacijos ir vėl įsimylėti. Aš nežinau kaip jūs, bet aš asmeniškai turiu tokių patirčių, kai griuvus santykiams būni tokiam labai skausmingam patyrime, kai prižadi savo daugiau niekados tikrai ne. Ir kai pradeda garuoti galimybė nutikti įsimylėjimui ir santykiams, nutinka savotiškas paralyžius, nutinka toksai ir tavo protas neprisimena to jausmo, kad tu žadėjai daugiau ne, bet tavo kūnas stabdo tai, paralyžiuoja ir jauti, kad nesigauna judėti niekur iš to taško. Ir tai ne apie kažką, tai kad tas kitas žmogus blogai padaręs arba kad aš čia kažkoks tai blogas.
Tai daugiau kalba mano patirtis, mano traumos, mano skausmingi išgyvenimai, kurie man sakė, kad daugiau ne, ir mano pasąmonė bando apsaugoti mane eilinį kartą. Ir iš tikrųjų, kai mes norime apsaugoti save, mes žmonių pradedame nebeprisileisti. Mes laikom juos atstume. Ir atstumas labai panašiai skamba kaip atstumimas. Ir kai mes visus atstumėme, mes patys save irgi pašaliname ir tada suteikėme galimybę vienatvei atsirasti ir mus pradėti tempti į apačią, suteikti tokį jausmą, kad imame skęsti. Tai va, mano mintis buvo apie tai, kad iš tiesų visas tas dalykas, ta epidemija vienatvės, vienišumo kyla iš mūsų baimės patirti skausmą vėl ir vėl. Ir kai mes žvalgomės aplinkui ir matome problemas dėl svaigalų, alkoholio, narkotikų, savižudybių, depresijos lygių aukštumų, neregėtų daug metų, visa tai veda prie to, kad mes nebesijaučiam esantis kažkokioj tai grupėje ir iš kitos pusės svaigalų vartojimas arba svaiginimasis alkoholiu arba, sakykim, ten ideologijom, visokiausiam religijom, filosofijom, tai mums suteikia šiokį tokį bendrumą ir aptirpdo mūsų vienišumą. Ir vakar dalyvau vienos laidos filmavime apie narkotikus ir pasiguglinau žodžio narkotikai reikšmę. Ir ten buvo parašyta, kad žodis narkotik kilęs iš žodžių ištirpdyti arba sąstingis. Žodžio narkotikai reikšmė yra ištirpdymas arba sustangdinimas, tarytum sustabdymas kažkokio progreso, sustabdymas jausmo plėtojimo arba gylio, arba ištirpimas problemoje, kai jos nelieka ir tu esi laisvas savo komoje, nes tu nebematai, kad turi jausmus, nebeturi suvokimo, kad turi problemų arba ten kažkokių tai reikalų, įsipareigojimų arba neišpildytų pažadų. Tu pamiršti visą, tai išnyksta ir ateina tas lengvumas, ta tokia dirbtina palaima, kad viskas yra tvarkoje. Ir būtent tai, ko labiausiai žmonės ieško narkotikuose. Ir jeigu mes pasigilintumėm, ar teisinga yra bausti žmonės už tai, kad jie jaučiasi blogai, nešalinant priežasčių, nešalinant viso marketingo strategijų, ten paskolų, lošimų ir visų kitų marketinginių ten strategijų parduoti produktus ir žmonės klampinti į skolas, kad kažkas galėtų savo pasidaryti didesnės pajamas. Tai va, ir tuom ir norėjau pasidalinti, kad mes esam labai įdomiam laikotarpyje, kai turėtumėm jaustis tokie lengvai pasiekimi per visus socmedijų kanalus ir tuo pačiu jautėmės tokie vieniši, prisiminantis tuos gerus laikus, kai nebuvo telefonų, kai nebuvo interneto, kai susitikdavome su draugais bibliotekoje arba kieme, kai sėdėti prie laužo ir žiūrėti į liepsną buvo natūralu, o ne filmuoti ją
ir talpinti TikTok'e arba Instagram'e. Tai va, tuom norėjau su jumis pasidalinti, kad iš tikrųjų išeitis yra iš viso to, tai reikia apsisukti, eiti į priešingą kryptį, ne į tą, kurią dabar einame. Mažiau online, daugiau gyvų, tikrų ryšių ir tikiu, kad mes galėsime pasijausti vėl esantis dalimi grupės, bendruomenės žmonių. Tai tiek šį kartą. Ate.